3, 2, 1. Stebuklė, mano stebuklė, tu mindė dribulė šakos ir raudas greičiausiai kaušus, netrauksim kultūros plėtot. O aš beržas, lietuviškas beržas, ką man įveikti baobabų sode, čia kiekvienas toks stiliškai fainas, rėmink jos darbom gyvam, nors paimk ir neužges, nuolat plėsk ribas, nors vėliau vėrės to tap, tik jei žiūrų rūkia. Kiek daug keistų dekoracijų, iš nejaukumo paimti ir išnyk, bėgi nematomais bėgiais, kampelį, kur galėtum pradingt. O į tai kokį nesijaudink, tai valo tavo mintis, tai pripratom skirtis link saulės, užmiršom reikia aukti gilyn. Ai, nors paimk ir neužgesk, nuolat plėsk ribas, nors vėliau galės to tap, tik aišku rūkia. Nors paimk ir neužgesk, nuolat plėsk ribas, nors vėliau galės to tap, tik aišku rūkia. Sveiki, muzikinio Rusio laidos žiūrovai. Antrojo sezono laidą pradėsime su svečiais iš Vilniaus. SBS. Viena seniausių Lietuvos roko grupių. Dovarai, prašau. Taip, dabar jaučiamės labai šiltai po muzikinio Rusio antrojo sezono atidarimo, kuriame dalyvavo ir minėta grupė Vyrai SBS. Atsisukite. Dovaras turi keletą klausimų mūsų svečiam iš Vilniaus. Šifruojame grupės SBS pavadinimą. Pas mane parašyta, jeigu angliškai suklysiu, nelabai moku, Spice Bits of Scandal. Spicy Bits of Scandal. Aha, verskite. Pikantiškas skandalas. Kas tai yra? Kodėl pikantiškas skandalas? Pikantiškas. Mišrainė pikantiškas suprantos skandalas. Va, skandalas tai pagardintas. Pagardintas. Prieskonis. Ar ne? Jūsų atliekamos muzikos stilius? Kuom pagardinti? Kuo mes pagardinti? Jo. Tu, kai aš bandžiau apie stilistiką šnekėtų, man sakė, kad aš suklydau. Tai ką mes grojam? Hard and Heavy. Grupė SBS yra viena seniausių Lietuvos roko grupių, susikūrus 1979 metais. Gal galite papasakoti, ką nors iš savo grupės susikūrimo istorijos, narių kaitos, nes, matau, veidai jauni, o susikūrus 79 metais. Tai aš manau, kad mes galim geriau pašnekėti apie gyvenimo dabartinį, o visa informacija pas mus yra mūsų saite. Va, tai kam įdomu gali pasiskaityti, tu taip paklausinėk, taip, pavyzdžiui, ką mes darom laisvalaikiu. Vis dėlto norėčiau paklausti apie dabartinę sudėtį. Prieš akis. Tai pristatykite savo garbiuosius kolegas. M, Tobiš Martynas, Tobiš Meška. K, tai Kostas. V, tai Vaidas, o aš V irgi Vitalis. Labai malonu dabar Dovaras. Kaip pavyko išlaikyti tą pavadinimas, ta prasme, keitėsi, ar visados buvo grupės tas pats SBS? Pavadinimas visą laiką buvo tas pats. Kokie artimiausi grupės planai? Gal planuoti išleisti kokį naują albumą? Važiuoti, kur koncertuoti labai plačiai? Galbūt vaizdo klipą nufilmuoti? Klipą tai seniai galvojom nufilmuoti, bet tai tas malonumas pakankamai brangiai kainuoja, tai aš skaitau, kad geriau mums tos pinigus būtų investuoti į albumą. O naują albumą planuojam rašyti ir ko gero pradėsim po mėnesio jau. Supratau, o kokiam esamam kūriniui norėtumėt nufilmuoti vaizdo klipą? Jeigu tai priklausytų vien tik tai nuo manęs asmeniškai, tai aš filmuočiau arba Aš naktyje, arba The Gambler. Viena iš tų dviejų. Supratau. Čia iš naujausio albumo? Vienas iš paskutinio, o vienas iš vidurinio. Kokių kuriozų būna įrašinėjant albumą?
įdomesnių? Būna labai gerų garso operatorių lietuvių. Kuriozai. Kurie pridirba Kurie kažką tai, ar ne? Nu, tai yra ta, reiškia, tarpinė tarp, reiškia, pulto ir kėdės sėdynės. Tai mašina irgi Taip. Tarpinukė. Įdomus pas jūs asmuo yra, mums labai gerai pažįstamas, aukštas vyras, kuris yra išmestas iš daugelio Panevėžio grupių, Kostas Balčiūnas. Todėl norėčiau paklausti, kaip jis atsirado pas jūs grupėje? Kadangi išmetė iš ten, tai reikėjom kažkur tai prisiglausti. Gal galite papasakoti kokį nuotykį iš koncertų, vis tiek vykstate į koncertus, kelionės, viskas. Įdomesnį kokį įvykį jo. Kaip ten ta tarpinė suveikė, nesuveikė, kas nudrybo, kas prisigėrė. Papasakok apie vakar nuo sienos. Vakarykštis nuotykis. Ne, vos, o nuvažiavau. Tai va, Užteko vakarykščio koncertą, nuskrist nuo scenos. Ačiū Dievui, ne ant galvos. Ant kojų, kaip katinas. Tai vakarykštis koncertas buvo labai šaunus, labai visi buvo patenkinti. Scena buvo vis tiek per Kartojo 10 kartų savo gabalą, žmonės visi išsiskirstė ir labai buvo patenkinti. Aišku, klausimėlis. Ir girdėjosi senučių balsai, gražinkit pinigus. Klausimėlis, koncertuojat Lietuvoje ar važiuojat į užsienį? Daugiau. Nebesinorėtų tai Lietuvoje koncertuoti. Nebesinorėtų. Stengsimės važiuoti. Supratau, o iki šioliai, kur esate išvykę? Toliausiai. Už Lietuvos sienų. Pas vokietukus buvom balandžio mėnesį. Ir kaip priėmė vokiečių publika? Gerai. Skyrėsi labai daug nuo lietuvių. Kultūra gal visa skiriasi, ta prasme, veiklos ir visko kitko. Nors, pavyzdžiui, su jumis jau galima būtų lyginti, ta prasme, karštas maistas, reiškia. Jau kažkas panašaus. Kambariukas, gerėja viskas. backstage'as, kambariukas, super. Moteris, seksas, narkotikai, rock'n'roll. Norėjau perduoti linkėjimų tai moteriškiai, kuri kepė žuvį, labai skani žuvis buvo. Jeigu jinai žiūri tą laidą, tai... Taigi, po tokių karštų linkėjimų dabar grupė nori pareklamuoti savo internetinę svetainę, nes kalba. Prašom sakyti. www.sbs.band.lt Tradiciškai svečiai, dalyvaujantis mūsų laidoje, užduoda klausimą gatvėje. Prašome, užduokite klausimėlį. Ką tavo gyvenime reiškia žodis rock'n'rollas? Nuostabus veidas, nuostabi išraiška ir einame į gatvę. Muzikinis Rūsys atvyko į Šiaulius su grupės SBS užduotų klausimų gatvės praeiviams. Ką reiškia žodis rock'n'rollas jūsų gyvenime? Rock'n'rollas tai yra toks žodis, per kurį galima išsiduoti, išsišėlti ir visą kitą. Viską. Būtent. Viską reiškia mano muzika, mano gyvenimo būdą ir mano mėgstamas grupės. Smagumas, nuotaika, judesys, pramoga. Man tai rock'n'rollas nelabai patinka. Man labai patinka repas. Dainuoju visą repą, kad repas tai yra, kad dainuoji, judi rankom ir valdai savo žodį, mintį. Kai būn smagu ir kai būn daug visokios muzikos smagiaus, nežinau, kratalinė kokia nors. Kaip, man jis patinka rock'n'rollas. Gyvenime labai patinka rock'n'rollas. Ir aš, kiek atsimenu, augau prie rock'n'rollą tais laikais. Ir man rock'n'rollas ir šiolį palika. Širdį ir taip, vienu žodžiu, geras. Man tai rock'n'rollas yra sila, jėga. Linksmybės, ko gero. Rock'n'rollas mano gyvenime reiškia viską. Muzika, pramogas, apitvarį. Rock'n'rollas užima didelę dalį mano gyvenimo, bet šiaip tai rokas labiau. Muzika linksma. Ką dar? Ką žinau, pramogas. Ką dar? Tiek. Nežinau, rock'n'rollas kartais ne 60-ais buvo. Nu, buvo, bet o ką jums reiškia? Nežinau, alternatyvi muzika. Nu, iš tikrųjų, bent jau dabartinių požiūrių. Tai gal ne kiek rock'n'rollas, kiek labai alternatyva. Rock'n'rollas, jeigu ne iš muzikinės prasmės, tai kai labai gerai sekasi ir viskas puikiai einasi ir tokia būna labai gera nuotaika ir taip tada, o tada faina. Nu, tai prasme, tai yra muzika. Nu, realiai to rock'n'rollo yra nuo visos tos eros gimė labai daug gerų grupių ir jis turėjo labai daug įtakos muzikai ir ne tik tų laikų ir vėlesnių laikų, bet ir šių laikų muzikai. Ačiū, dėkui už atsakymą. Ir ta prasme, klausaus daug ką iš to ir viskas. Rock'n'rolls yra tada, kai mes negaunam pensiją, šokam rock'n'rollą, paės nėra, supranti, o rock'n'rolls tada dedam tą senovišką rock'n'rollą. Man labai patinka šokti, visada patinka šokti rock'n'rollą. Ką dar reiškia? Ką dar?
gilios jaunystės muzika. Vaikus irgi auginu toj dvasiai. Rokenrolas yra kažkas tokio, kai tu pajauti tokį vaibą, tokią dvasią, ir kada tu jauti, esi gyvas, rokenrolas irgi yra gyvas.